Sveiki, aš Tomas Markūnas ir mūsų skaitmeninės rinkodaros agentūra FAD paruošė jums naują laidą Google partnerių patarimai. Ko šioje laidoje tikėtis? Laida bus iš dviejų dalių. Tai pirmoje dalyje apžvelgsime labiau B2C sektoriui skirtus patarimus, o antroje dalyje apžvelgsime jūsų žiūrovų užduodamus klausimus ir įdėmiau paanalizuosime jums aktualias situacijas. Ir pirmoje dalyje pakalbėsime apie tikriausiai nedaugeliui žinomą funkciją, kaip siunčiant Gmail laišką jį būtų galima atšaukti. Dažnai susidurime su problema, jog siunčiant kažkam laišką mes padarome klaidų, o laiškas jau išsiųstas. Tai trumpai parodysiu, kaip būtų galima prailginti siunčiamo laiško trukmę tam, kad jūs spėtumėte tiesiog jį atšaukti. Tai ši funkcija veikia tik Gmail pašte. Tai ką mums reikėtų daryti? Pirmiausia, einame į nustatymus, tuomet pasirenkame pilną nustatymų langą, ir šioje dalyje mes susirandame skiltį, kurioje mes galime nurodyti, po kiek sekundžių laiškas pilnai išsisiunčia. Standartiškai yra 5 sekundės, per kurias mes galime atšaukti laišką, bet jeigu mes norime būti tikri, kad spėsime jį atšaukti, tiesiog mes galime jį padidinti, kad ir iki pusės minutės. Vienintelė problema, jog kiekvienas jūsų siunčiamas laiškas bus siunčiamas pusę minutės. Tai mano patarimas tiesiog pailginti laiką bent jau iki 10 sekundžių. Tuomet net ir tie laiškai, kurių nenorėsite atšaukti, jie išsiųs pakankamai greitai. Tai išsaugome ir bandome išsiųsti laišką. Tekstas, žinoma, visiškai nesvarbu. Esminė dalis, kai spaudžiame mygtuką siųsti, nuo šiol tai trunka 10 sekundžių, mes galime paspausti undo, ir laiškas lieka neišsiųstas, jeigu mes padarėme klaidų, paredaguojame ir mes vėl jį siunčiame. Jeigu palaukiame, po 10 sekundžių laiškas pilnai išsisiunčia, ir mes esame tikri, kad šį kartą įsiuntėme su teisinga informacija. Žinoma, galime palikti ir tas pačias 5 sekundės, tiesiog tokiu atveju reikia spėti pakankamai greitai paspausti mygtuką ir atšaukti laišką su klaidinga informacija. Antroje dalyje pakalbėsime, kas šiuo metu labiausiai skauda mūsų klientams. Tai Google Analytics pokyčiai, privatumo politikos reikalavimai ir vadinamasis consent mode. Kas pasikeitė ir kas yra aktualu? Iš esmės, ką vartotojai dabar turėtų matyti visose interneto svetainėse, tai naują slapukų naudojimosi taisyklių dalį. Tai nuo šiol mes kaip vartotojai kiekviena interneto svetainė turėtume turėti galimybę atmesti, tai yra nesutikti, kad mūsų naršymo istorija, mūsų sausainiai būtų įrašomi į Google Analytics duomenys į svetainę, ir taip mes galime apsaugoti savo privatumą. Tai nuo šiol visose interneto svetainėse turėtų būti lentelė ne tik, kad mes arba tiesiog sutinkame su privatumo politika arba išeinam iš svetainės, turėti opcijas, kad priimti, atmesti arba pritaikyti taip, kaip mums yra reikalinga. Tai buvo iš esmės reikalaujama jau daug seniau, su, sakykime, duomenų apsauga, tai nėra kažkas naujo, tiesiog nuo šiol Europos ekonominėje zonoje tai yra privaloma, todėl šie reikalavimai yra ir iš Google Analytics pusės. Ir jeigu mes to kaip interneto svetainės savininkai nesusitvarkome, iš esmės mes negalime leisti personalizuotus Google Ads reklamos. Tai yra ir Performance Max kompanijų, ir remarketingų kompanijų. Kaip pasitikrinti, ar mūsų svetainėje yra tinkamai tvarkomi slapukai ir ar Google Analyticoje yra sutvarkytas tas vadinamas consent modas, mes galime tai patikrinti, tiesiog užėję į savo Google Analytics paskyrą, žinoma, su savo Gmail paštu ir kur mes turėtume keliauti. Tai kairėje pusėje apačioje spaudžiame ant krumpliaračio, ant
admin dalies ir tuomet susirandame nuosavybės nustatymus ir spaudžiame, kaip mes surenkame duomenis. Tai šitoje vietoje spaudžiame data stream, spaudžiame ant tikėtina bus tik tai vienas pasirinkimas. Na ir čia ką mes matome vadinamą consent sending skiltį ir šioje vietoje yra dvi svarbios grafos. Jeigu čia matote šauktukus, tiksliau į raidės, o ne varnelio žalio, vadinasi jūsų Google analitike nėra renkami personalizuoti vartotojų duomenis, na ir jūs neturite galimybės naudoti remarketingo kompanijas, na o vartotojai nėra pilnai jų duomenis apsaugoti. Tai interneto svetainėje turėtų būti sutvarkyta privatumo politika, čia turėtų vartotojams, paprastai kalbant, matytis toks vaizdas, na ir jeigu tai yra sutvarkyta, jau jūsų Google Analytics paskyroje čia bus žalios varnelės ir jūs pilnai atitiksite visus reikalavimus bei galėsite naudotis visomis Google Ads reklamos funkcijomis. Tikiuosi, pirmoji laida buvo įdomi. Na, o sekanti laida išeina lygiai po mėnesio. Na ir lauksime jūsų žiūrovų klausimų, kas jums šiuo metu yra aktualiausia, apie skaitmeninę rinkodarą arba IT temomis. Na, o žiūrovai uždavusiam įdomiausią klausimą turime Google partnerių specialųjį prizą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.